Labadiena, malonu matyti tiek daug jaunų žmonių, malonu visada kalbėti būtent jauniems žmonėms, tai yra tiem, kurie, manau, ves Lietuvą kitaip ir kitų būdų, negu nevedama iki šiol, nes nevedama iš tikrųjų nepatenkinamai. Aš daug prisidedu, kaip sakant, praktiškai prie visų gerbiamo kolegos minčių. Faktas yra tai, kad pasaulyje atominė energetika rieda žemyn. Nuo pat Černobylio laikų, tai vyksta ir reiškia, čia praėjus daugiau negu 20 metų po Černobylio avarijos, buvo pradėta kalbėti apie atominį renesansą, apie atgimimą, bet driokstelėjo Fukushima, ir vėl neišeina jam kalbėti, ir faktas, kad tai buvo ir bus, nes bet kokiu atveju atominė technologija tai yra suvaldyta, kabutėse, karinė technologija. Šita technologija tai yra atominės bombos technologija. Tai tiek, kad jinai išmokta, sakykime, daugmaž valdyti ir suvaldyti, tačiau visą laiką egzistuoja žmogiškos klaidos atvejais, kaip tarkim Černobylio atveju, žinot, kad ten buvo elementariai daromi tyrimai, bandymai, iki kiek ten galima kažką tai pavystyti, ir driokstami. Visą laiką yra gamtos, stichijos atvejus, tarkim Fukushima, visada yra terorizmo pavojus. Ir bet kokiu atveju, šita technologija tai yra iš tikrųjų nesaugi. Visiškai nesaugi, o aš visus kitus dalykus jums išdėstė. Aš irgi esu paruošęs vieną prezentaciją apie tai, kaip biomasės energetika gali atlikti bazinės elektros energijos tiekėjos vaidmenį. Jūs galite rasti šitą mano pranešimą ir skaičius ir argumentus arba mūsų asociacijos tinklapyje www.biokuras.lt, arba galite rasti taip pat žmonės sprendžia tas.lt, kadangi aš irgi atstovauju tas jėgas, kurios nori vis tik tai pasitikrinti, su tauta, ar mes patys, galim nuspręsti, ar už mus kažkas nuspręs. Ir iš tikrųjų, paradoksas yra tame, kad ta atominė elektrinė statoma iš tikrųjų tikrai labai didžiulės galios vienam taške, 1350 MW. Bet Lietuva iš jos turės teisę pasimti tik 34%, tai yra 459 MW. Visą kitą ims kiti, to projekto dalyviai, Latvija, Estija, galbūt dar kažkas, jeigu dalyvaus. Bet problemos esmė yra tai, kad tai yra mūsų žemė. Ir pagal visas nuostatas ir dokumentus, kurie atominė elektrinė, mes atsakingi esame už radioaktyvių atliekų saugojimą, sprendimą, ką su jom daryti. Ir va čia atsiranda, kaip sakant, pirmoji matyt pamoka, kuri ateina iš verslo, aš to pat jums pasakysiu, kad to sprendimo nėra. Tie konteineriai, kurių mes nemokam pastatyti, kurių statomi skandalas, tai yra tik 40-50 metų. Ką paskui daryti, pasaulis iki šiol yra neišradęs, jis tik tai teoriniam lygmenį svarsto. Tai teisingai kolega sakė, jeigu bent jau dalį adekvačią savo pasimamąją elektrą įsivežtų Latvijoje, tai galėtume sakyti, kad čia plus minus fair play, bet jie tik pinigėlius čia investuos ir paskui jums elektrą. Iš viso, čia tas klausimas yra labai kontroversiškas. O verslo pamokėlė, tai nežinau, turbūt ir dėstytojus daug yra sakę, kad įeidamas į verslą, tu iš principo turi žinoti išėjimo būdą. Nes tada tai bus iš tikrųjų saugus, tu bus realiai padaręs tą SWOT analizę, iš tikrųjų realiai bus apmąstęs viską. Tai atominės elektrinės atveju SWOT analizę matyt nedaryta, nes išėjimo būdo tai nėra. Tai tokia situacija. O šiaip mano tikslas šiandien norėjau papasakoti apie biomasės energetiką ir, akcentuoti, aš buvau paprašytas akcentuoti jum kaip būsimiesiam verslininkam arba verslo vadovam, samdomiem, specialistam, galimybės šitoj srity. Ir aš manau, kad tos galimybės iš tikrųjų labai šviesios ir jas pabandysiu jum įrodyti. Aš trumpai šiek tiek apie mūsų asociaciją, Biomasės energetikos asociacija Bioma veikia 10 metus jau Lietuvoje. Mes vienijam šiuo metu 44 įmonės, kurios yra suskirščiusios į 4 sekcijas. Tos sekcijos atsirado dėl to, kad biomasės verslas jisai nėra visiškai vienalytis, toks, sakykime, arba visiškai vienodas. Tai yra kompanijos nedirba taip pačiai visos. Mes turim biomasės išteklių ir mokslo sekciją, ten yra susibūrę tos įmonės, kurios tyrinėja,
biomasės resursus, kaip juos galima būtų padauginti, reiškia, ten, žinot, reiškia, populiarias tas kalbas apie gluosnius žilvyčius arba energetinės plantacijas, tai tam tos įmonės tyria ir bando, reiškia, vystyti šitą sritį. Toliau mes turim biokuro gamintojų sekciją, tai yra įmonės, kurios ima biomasę kaip žaliavą, reiškia, ir ją perdirba tokiu būdu, kad ją būtų galima naudoti. Reiškia, jeigu tai yra miško kirtimo atliekos ar malkos, jas smulkina, reiškia, jeigu tai yra pjuvenos, jas tam, tarkim, briketuoja ar granuliuoja, reiškia, gamina granulės ir taip toliau. Tada yra pas mus įrangos gamintojų sekcija, biomasės įrangos, tai reiškia, ten yra kompanijos, kurios kūrė sprendinius, technologijas, kaip galima biomasę panaudoti, tai kitaip tariant, kaip ją sudeginti pačiu efektyviausiu būdu ir pagaminti šilumą ir elektrą. Va, tai ten irgi yra grupė įmonių, reiškia, kurios turi tos sprendinius, reiškia, dalis jų yra pasiskolinti iš mūsų kaimynų skandinavų, nes skandinavai biomasės energetiką rimtai užsiminėjo kelis dešimtmečius ir tarkim, Švedijoje, reiškia, jeigu įdomus jums pavyzdžiai, reiškia, arba statistika, tai Švedijoje šiai dienai 66%, apie 70% tiksliau dabar, šilumos centralizuotos gaminama tiesiogiai iš biomasės, iš biokūro. Dar apie 20% yra naudojama, reiškia, atliekinės šilumos iš pramonės įmonių, geoterminės šilumos, reiškia, ir visokiausių kitokių sprendimų. Ir tiesiogiai dujų šilumai gaminti jie naudoja tik 3%. Lietuvos situacija yra visiškai priešinga, reiškia, pas mus 78% šilumos iš dujų, pačių brangiausių Europoje, mes esame brangiausiai perkantis. Va, ir pas mus paskutiniu metu susikūrė agrobiomasės sekcija, kadangi, reiškia, mes aiškiai matom perspektyvoje, kad ne vien miškai bus biomasės šaltinis, reiškia, bet ir žemės ūkis tikrai duos didelę dalį. Tai apžvelgdamas biokuro šaltinius, biomasės šaltinius, aš apie tai irgi pašnekėsiu. Va, mes esame iš tikrųjų asociacija, kuri kaupia savyje ir traukia į save, reiškia, siurbė, sakykime taip, reiškia, visą įmanomą informaciją, visus geriausius pavyzdžius, visus know-how, reiškia, ir panašiai šitos srities. Todėl mes esame Europos biomasės asociacijos nariai, reiškia, mums prieinama ta patirtis. Mes esame pasaulio energetikos tarybos Lietuvos komiteto nariai, mes žinom energetinę pusę, reiškia, šitų reikalų. Mes esame Lietuvos pramonininkų konfederacijos nariai, reiškia, todėl mes žinom, reiškia, didžiojo verslo interesus, reiškia, energetikoje ir ką mes tenais, sakykime, toj srity galim padaryti. Čia neparašyta, mes to pačiu esame ir Slėnių Nemunas, vieni iš steigėjų, reiškia, su mokslininkais ir mokslo organizacijom, Aleksandro Stulginskio universiteto pagrindu, reiškia, nes šis universitetas mums nekaip yra ko gero artimiausias, kadangi, reiškia, biomasė tai visų pirma yra arčiau žemės, ne? Tai va, dabar šnekant apie tos procentus, reiškia, dabar kaip tik gera proga paaiškinti, tai 2009 metais Europos Sąjungoje buvo priimta atsinaujinančių energijos išteklių direktyva, žymioji 20-20-20, kuri numatė, kad 20 metais Europos Sąjungoje 20% visos energijos bus pagaminama iš atsinaujinančių energijos šaltinių. Visos energijos tai reiškia šilumos, elektros, degalų, reiškia, naudojimo transportą. Tada reiškia, kad bus energijos naudojimo efektyvumas pagerintas 20%, reiškia, kitaip tariant, kad mes žymiai geriau naudosime tą elektrą, energiją nešvaistysim. Ir bus 20% sumažintas šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimas. Tai šalis narės Europos Sąjungos tada turėjo pasiskirstyti, kas kaip įsivaizduoja, kokią gali daryti, sakykime, reiškia, įnašą iš tą bendrą europinį tikslą. Ir Lietuva nusprendė, kad jinai 2005 metais apskaičiavus, kad jinai yra 15% visos energijos, reiškia, mes turim iš atsinaujinančių, kad mes galim, reiškia, iki 23 padinti. Ar tai daug ar mažai? Nu, be abejo mažai. Reiškia, tarkim, ta pati Švedija, reiškia, užsibrėžė pasiekti 49%, o dabar jau šneka, kad bus 51 ir nemažiau. Reiškia, Danija kalba apie panašius skaičius, Danija iš viso, reiškia, pareiškia, kad 2050 metais 100% bus visi jos energijos poreikiai patenkinami iš atsinaujinančių energijos išteklių. Visi. Ir šilumos, ir elektros, ir degalų, reiškia, ir taip toliau. Tai aš manau, kad šitas tikslas yra tikrai neambicingas. Negana to, reiškia, prieš porą, praeitais metais, reiškia, buvo pakeista dar tų procentų skaičiavimo metodika ir staiga pas mus atsirado, kad mes
praeitą savaitę ministerija paskelbė, mes 20% jau turim. Tai noriu pasakyti, kad čia rusai turi gerą žodį atškaftiratelstvo, arba akių dumimas, nes niekas iš principo per daug nepasikeitė, per paskutinius keletą metų iš tikrųjų atsinaujinančios energetikos bet kokios, ar vėjo, ar biokuro, panašiai yra praktiškai sustojęs. Ir aš jums galėsiu keletą paskui faktų pabaigoje pasakyti, kurie, tarkim, man sukelia tiesiog visišką nuostabą ir sumušti galvoti, kas čia šitoje aukščiausioje valdžioje vyksta šiandien. Nes visi sprendimai kažkodėl naudingi Rusijai, keista. Tai va, tai sakyčiau, tas procentas iš tikrųjų yra per mažas. Bet jeigu jo vadovautis, tai 2020 metais bendras atsinaujinančių išteklių energijos suvartojimas turėtų siekti apie 1,5 milijono tonų naftos ekvivalentų. Kadangi vėjas gamina elektrą, skaičiuojama kilovatvalandėm, tarkim, biomasė, kaip skaičiuojama ten kilovatvalandėm, bet kaip išteklis gali būti skaičiuojama kietmetrais, erdmetrais, kubiniais metrais, tonomis sausos masės ir panašiai. Yra priimtas tas bendras toksai, suvestinis, sintetinis rodiklis, tono naftos ekvivalento. Ir tada galima palyginti visus rodiklius, suvesti į krūvą jos, tai apie 1,5 milijono tonų naftos ekvivalento visos atsinaujinančios energijos dalis turėtų būti pagal Lietuvos oficialiai prisiimtus įsipareigojimus. Siūlau šitą skaičių atsiminti. Nacionalinės atsinaujinančių išteklių energetikos veiksmų planas, kuris buvo pagal tą direktyvą padarytas, jisai numato, kad energija iš kitosios biomasės sudarys 973 tūkstančių tonų naftos ekvivalentų, tai 2/3 visos atsinaujinančios energetikos 20 metais sudarys būtent biomasė. Dabar kodėl taip išeina? Kur čia bus ta biomasė naudojama? Matot, centralizuotas šilumos tiekimas, namų ūkiai neprijungti prie CŠT, kita ir taip toliau. Dabar, kodėl ta biomasės įtaka tokia didelė? Čia paslaptis yra štai kokia. Lietuvoje yra tokio geografiniai zonai, kur mums ypač svarbi yra šilumos energija. Mūsų šildymo sezonas tęsiasi 6-7 mėnesius, mes esame tokie patys kaip Skandinavija, sakykime. Ir šilumos energijos suvartojimas Lietuvoje yra dvigubai didesnis negu elektros energijos suvartojimas. Šilumos reikia Lietuvoje apie 20 TWh kasmet, elektros apie 10 TWh. Ar jūs girdėjote kur nors tokį dalyką? Bet žiūrint į to, ko įsiginėja mūsų politika ir energetikos ministerija, galima atrodyti, kad čia Lietuvai svarbu tik elektra daugiau niekas, tik elektra. Štai yra atuomenė, čia turi būti ir dar kažkas. Kai faktai sako, kad dvigubai svarbesnė problema yra šilumos energija. Tai va, tai natūraliai taip ir gaunasi, kad šitoj srity galima iš tikrųjų daryti didžiulius pokyčius ir natūraliai biomasė, ir čia, kaip sakant, natūralu, visoje šitoj geografinėje juostoje zonai biomasė yra vyraujantis atsinaujinančios energijos šaltinis. Jokių būdų nenoriu pasakyti, kad kitos atsinaujinančios energijos rūšys yra blogos, prastos ar panašiai. Anaiptol, netgi ta brangioji saulės energija, kurią čia visi keikia, kad jinai ten po litą 40 ar kiek superkama, tai reikia suprasti, jinai pagal įstatymą tik 10 MW gale superkama už tokią kainą. Šiandien tų 10 MW iš tolo nėra, daugiau megavatas saulės energijos, kuris Lietuvoje būtų. Tai jos įtaka bendrai kainai galutiniai yra simbolinė. Bet aš sutinku su kolega, galbūt saulės energija politiškai žymiai geriau buvo padaryti, kad vystyti ją skiriant atskirą kokią tai dotaciją iš biudžeto, atskirą eilutę ir žiūrėti kaip į mokslinį tokį, inovacinį projektą, o kai jinai jau pasieks daugmaž rinkos kainas, tas sakykime, tada būtų galima ją leisti bendrą elektros sistemą. Bet kokiu atveju saulės energetika tai yra didžioji ateitis iš tikrųjų. Nes saulė per vieną dieną duoda žemėje tiek energijos, kiek paskui visa žemė vartoja ištisus metus. Tai jeigu žmonės sugebės ją surinkti, suakumuliuoti ir sugebės ją panaudoti, tai mes tikrai, turėsim labai pigę, labai švarę elektrą ir visi važinėsim būtent elektromobiliais ir matyti ir lėktuvai skraidys elektros pagalba kokios nors, nežinau. Tai va, dabar kalbant apie elektros sektorių, tai pagal šitą atsinaujinančių išteklių veiksmų planą, instaliuota gale būtent elektros 162 MW turi būti iš kitos biomasės ir, dar 60 keli MW ten buvo skirta biodujams. Tai va, šitoje vietoje čia yra iš tikrųjų didysis nesusipratimas, nes
atominės energetikos šalininkai visą laiką sako, o tai iš kur mes gausim tą bazinę elektrą? Nu tai žiūrėkit, vėjasgi tai pučia, tai nepučia. Nors jeigu jau toks yra susirūpinimas to, kad vėjas tai pučia, tai nepučia, tai reikia prisiminti, kad mes nuo tarybinių laikų Kruonėje turim 4 blokus, o vieta paruošta buvo 8. Reikia pastatyti dar 4. Ir mes turėsim fantastinį vėjo energetikos balansyrą, reiškia, kai vėjas pučia, reiškia, užsikeliam vandenį į viršų, kai jis nepučia, paleidžiam žemyn ir turim pigią hidroenergiją. Tai va, tai tą galima padaryti ir tai nesudėtinga. Va, bet biomasė pati, reiškia, jinai yra absoliučiai tas pats kūras, kaip kitas deginimas kūras, reiškia, kaip dujos, nafta, ar, sakysim, mazutas, ar anglis. Reiškia, ją galima pastoviai naudoti, reiškia, jinai nepriklauso nuo jokių oro sąlygų. Ir būtent biomasė galėtų būti taip pat ir bazinis elektros energijos šaltinis Lietuvoje. Kodėl? Todėl, kad mes skirtingai, tarkim, nuo Latvijos, nuo Estijos, mes turim daug didžiųjų miestų, didelių miestų. Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys, Alytus, Marijampolė, Utena. Reiškia, netgi druskininkai. Kodėl druskininkai? Todėl, kad baseinų yra turbūt daugiau negu visoje Lietuvoje kartu sudėjus, o šildyti reikia. Tai va, tuose miestuose ypatingai svarbus dalykas yra šiluma, o gaminant šilumą iš biomasės galima gaminti ir elektrą. Tas procesas vadinasi kogeneracija. Bendra šilumos ir elektros gamyba, kogeneracija. Va, tai tam aš esu paskyręs, kaip sakiau, atskirą paskaitą, reiškia, ir aš esu visiškai paneigęs šitų atomininkų, reiškia, mąstymą, kad niekas kitas negali daugiau vaidinti bazinės rolės, tik tai atomas. Anaiptol ir mūsų skaičiavimai rodo, kad, reiškia, mes su biomasės elektra būtume absoliučiai tam pačiam kainų lygyje kaip atominė elektrinė, pagal jų tas skelbiamas kainas, tai reiškia 70 centų plus 10-15 aptarnavimas finansinis, būtume tam pačiam kainų lygyje. Ir negana to, miestai turėtų žymiai pigesnę šilumą negu dabar, tai yra maksimum 25 centai kilovatvalandę. Tai va, tai aš manau, kad nevystyti šitos temos, biomasės kogeneracijos, reiškia, yra iš tikrųjų tam tikrą prasme nusikaltimas, taip pavadinti reikėtų. Yra tokia sąvoka, aš esu teisę baigęs, reiškia, yra nusikalstamas veikimas arba neveikimas, tai šiuo atveju nusikalstamas neveikimas. Dabar 2000 Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas, kuris priimtas buvo po 2 metų svarstymo pernai. 2 metai vyko svarstymai, reiškia, buvo metam laiko praktiškai visiškai blokuotas, konkrečiai energetikos ministerijos arba ministro, kaip nori. O tai galų galės šioks toks šleivas kreivas buvo priimtas, reiškia, ieškant tų kompromisų. O dabar praėjo lygiai metai, jis buvo priimtas praeitų metų balandžio 19 dieną, dabar praėjo lygiai metų, nei vienas procesas pagal šitą įstatymą dar neprasidėjęs. Nei paskelbti konkursai, tie, kuriuos mes kritikuojam, kad nereikėjo tų konkursų, bet dievai nematė, jau jie yra suplanuoti, tai tie konkursai vėjo energetikai vystymui nepaskelbti, biokūro kogeneracija arba katiliniam nepaskelbti, reiškia. Tai kaip čia reikia vadovauti šitai valstybė? Bet kuri kompanija seniai būtų bankrutavusi tokiu vadovavimu, iš tikrųjų. Nes tai yra visiškai nevadovavimas, tai yra kažkoks tai kažkas gyvena pagal principą, kuo blogiau, to geriau. Tai va, tai reiškia, matot, kad centralizuotos šilumos tiekimo sektorius, reiškia, iš tikrųjų turėtų iki 60% užaugti biomasės rinkos dalis CŠT sektorių. Na, net CŠT sektorių, kaip sakoma, kaip nučiutės degino malkas, taip ir toliau deginas, už to tas procentas yra aukštas. Ten mūsų asociacija pasisako, reiškia, kad ten turėtų būti atskira programa, instaliuojant arba sudarant galimybę žmonėm įsigyti automatizuotus, patogius, reiškia, biomasės deginimo katiliukus, tarkim, granulinius, reiškia, kur nereikėtų į dieną 3 kartus ar 4 kartus kišti malko ir reikėtų, reiškia, kur, taip sakant, išpylė granulių, ten, vat, kaip aš turiu savo sodyboje prie ežero, reiškia, aš palieku 4 savaitėm, reiškia, namas šiltas, reiškia, automatiškai katilėlis veikia, pelenai šalinasi, reiškia, nėra jokių problemų. Va, tai manau, kad tokia programa irgi būtų naudinga ir tam sektoriui. Tai va, dabar apie potencialą. Aš esu daug nagrinėjęs ir viešai pasisakęs apie biomasės potencialą Lietuvoje, reiškia, čia padariau tokią suvestinę lentelę, kad daug nekalbėt. Tiesiog, reiškia, reziumuosiu, kad bendras biomasės potencialas atsinaujinantis kasmet Lietuvoje yra virš 2 milijonų tonų. Jūs atsimenat skaičius.
reikės 973 tūkstančių tonų naftos ekvivalentų 20 metais, dabar mes kasmet turime iš 2 milijonų tonų. Ir čia yra pasiekmė to, kad iš Lietuvos biokūras yra eksportuojamas, išvažiuoja, jis nedalyvauja energijos kūrime čia, jisai važiuoja į Lenkiją, į Suomiją, Švediją, reiškia, dar kažkur tai. Tai va, dabar iš kur tas mūsų šaltinis, reiškia, tai turiu pasakyti, kad šitie skaičiai yra patvirtinti keliom studijom, reiškia, vieną iš jų dar 2008 metais padarė mūsų asociacija, be abejo, ne mes patys, aš nesu, reiškia, toks autoritetingas mokslininkas, kad galėčiau, reiškia, tai tyrinėti, bet mes esame geri organizatoriai ir dirbo maždaug 10 profesorių mokslo daktarų grupė, kuri juos visus suskaičiavo. 2009 metų pabaigoje, 10 pradžioje Lietuvos energetikos institutas dar sykį patikrino šitos skaičius, perskaičiavo juos pagal kiekvieną savivaldybę, todėl šiandieną galiu teikti labai drąsiai, kad biomasės šaltiniai Lietuvoje suskaičiuoti tie, kurie buvo nukrinėti, labai tiksliai, labai tiksliai. Tai vat, žemės ūkis šiaudų pavidale mums gali duoti kasmet 840 tūkstančių tonų naftos ekvivalento. Tai būtų maždaug pusė viso šiaudų resurso, reiškia, kuris yra Lietuvoje, nes Lietuvoje kasmet virš 4 milijonų tonų šiaudų yra, reiškia, įgaunama procese. Tai galėtų būti 565 tūkstančių tonų naftos ekvivalento iš malkinės medienos, reiškia, tenka labai dažnai girdėti, kad mes ruošiamės iškirsti visus miškus ir palikti Lietuvą pliką, reiškia, kaip Baranausko šilelėje, reiškia, rašoma, žinot. Tai reikia pasakyti labai aiškiai, kad miškų mokslas Lietuvoje yra iš tikrųjų labai stipriai išsivystęs. Yra atskiras miškų institutas agrarinių mokslų centre ir statistika kaupiama nuo pat Smetonos, kaip sakant, vaikų labai tiksliai ir aiškiai. Šiandienai šitie mokslininkai gali pasakyti, reiškia, kur, kiek, kokių medžių auga, reiškia, kiekvienam kokiam tai konkrečiam kvadrate, kvartalai, kaip jau vadinasi. Tai va, tai Lietuvoje kasmet priaugo 16 milijonų kietmetrų medienos. Reiškia, žinot, Lietuvos miškai apie 34% teritorijos užima, ir ten priaugo 16 milijonų kietmetrų medienos kasmet. Reiškia, 2 milijonus kietmetrų iš viso mes negalim naudoti, nes jie yra rezervatuose, draustiniuose, reiškia, saugomose teritorijose, ten, kaip sakant, jokia ūkinė veikla nevykdoma. O 14 milijonų kietmetrų mes galėtume paimti naudoti. Naudojimasgi sudaro šiai dienai 6,5 milijono kietmetrų visuose, ir valstybiniuose, ir privačiuose miškuose kartu, ir krypsta link 7 milijonų. Taip tariant, Lietuva labai taupiai naudoja savo miškų potencialą ir tai yra labai gerai. Nes, kaip matot, jo yra per akis, užtenka, visiems užtenka. Ir eksportas, netgi, reiškia, iš tų nepilnų 7 milijonų kietmetrų, reiškia, būna metų, kai apie 1 milijonas kietmetrų papirmarkių pavydalų per Klaipėdą yra eksportuojama. Kur eksportuojama? Ten, kurios naudojamos būtent celiuliozės pramonėje, pagrindinė Skandinavija. Nes mes celiuliozės fabrikų neturim ir ačiū Dievui. Tai yra didžiulis taršos šaltinis. Tai va. Toliau, miško kirtimo atliekos į tuos milijonus neįskaičiuojamus, reiškia, galėtų per metus duoti apie 185 tūkstančius tonų naftos ekvivalento. Miško kirtimo atliekos šiandienai naudojamos maždaug 10% lygyje nuo viso resursų. Tai yra didžiulis potencialas. Kairiam apatiniam kampe gluosniai pavaizduoti, reiškia, energetinės plantacijos, parašytas skaičius 70 tūkstančių tonų naftos ekvivalento, jis tiesiog paimtas iš 2007 metų vis dar veikiančios energetikos strategijos. Reiškia, kodėl aš jį rašiau, todėl, kad neįsivaizduojama ką įrašyti, reiškia, nes Lietuva oficialiai Žemės ūkio ministerijos duomenim turi 170 tūkstančių hektarų nenaudojamos žemės, neoficialiais duomenim, reiškia, dvigubai ar netgi galbūt 2,5 kartų daugiau. Eina kalba apie 100 tūkstančių hektarų nenaudojamos žemės. Reiškia, savininkai yra, žemėje nieko neaugina, jį dirvonuoja. Tai vat šitas teritorija, jinai tada, jeigu mes, tarkim, pradėtume kalbėti apie 100 tūkstančių hektarų, tai čia šitą skaičių reikėtų dauginti iš 10 iš karto. Čia tas 70 tūkstančių tonų naftos ekvivalento atitinka maždaug 11-15 tūkstančių hektarų užsodintą plotą, va, o Lietuvoje šiai dienai mes turime apie 2000 hektarų šitų plantacijų. Na, lentpjūvystės atliekos natūralu irgi įneša savo dalį, reiškia, ir didžioji Lietuvos bėda, ekologinė ir ekonominė, sakyčiau, tai yra atliekos, komunalinės atliekos. Kadangi biomasė, tai yra biodegraduojanti, reiškia, įvairių pramonės šakų, tokių kaip miškų ūkis, žemės ūkis susijus šakos, reiškia, produktai ir atliekos, tame tarpe biologiškai degraduojanti komunalinė atliekų dalis. Tai va, tai mes paveldėjom iš tarybinių laikų 800 sąvartynų įvairiausio dydžio.
rajoninių, miestelių, sąvartynų ir taip toliau. Reiškia, stojant į Europos Sąjungą buvo iškelti mums uždaviniai tam tikrai susitvarkyti, reiškia, nes mes visiškai netitikom Europos Sąjungos reikalavimų, reiškia, nes dviem pagrindiniais dalykais netitikom Europos Sąjungos reikalavimų, iš tikrųjų, mano tokia nuomonė, sąvartynais ir mėšlidėm. Kaip sakant, jeigu aš laiko turiu, aš jums galiu papasakoti istoriją, nuo ko prasidėjo Vokietijos, reiškia, kaip sakant, skrydis į viršų. Kodėl Vokietija šiandieną tokia rimta kieta šalis. Čia kalba apie 19 amžiaus antrą pusę, kancleris Bismarckas, atsimena, geležinis kancleris. Tai jisai savo veiklą pradėjo nuo to, kad jisai kiekvienam vokiečiui, reiškia, liepė susitvarkyti savo mėšlidės. Ir įgaliojo policininkus vietinius, reiškia, be gailesčio bausti, reiškia, už šitą dalyką, reiškia. Ir žmonės pradėjo gavinėti rimtas baudas. Vieną kartą, antrą kartą, trečią kartą, ketvirtą kartą jau sumastė, kad taip negerai, reiškia, reikia kažką daryti. Užtat šiai dienai pas juos yra virš 8000 biodujų įrenginių, kur naudojamas mėšlas ir, reiškia, struktūrinė žalioji masė, pagrindė kukurūzai. Jie gamina didžiulį kiekį, reiškia, šilumos ir elektros energijos iš šitų dalykų. Va, o pas mus, reiškia, mes pastatėm 10 regioninių sąvartynų. Vilniaus sąvartynas jau baigiamas, reiškia, užpildyti, jau iškirsta papildomi 3 hektarai miško šalia nuo jam sąvartynų, reiškia. Ir sėkmingai, reiškia, mes vežam. Nors tai yra 200 000 tonų naftos ekvivalento. Pabandykit padalinti 60, nes 60 tai yra cisterna viena mazutą. Reiškia, gausit įspūdingą skaičių. Turbūt 14 sąstatų, reiškia, kur 14, dar daugiau. Sąstatų mazutą, reiškia, bet mes paėmėm išmetą. Mes esame labai turtingi. Tai va, tai iš viso virš 2 milijonų tonų naftos ekvivalento čia neįmanos tokios perspektyvios biomasės rūšis, kurios, tarkim, na, šiandieną mes jų net nagrinėjom, kadangi, kaip sakiau, nėra poreikio. Bet yra kelmų mediena, reiškia, Lietuvoje 350 000 kietmetrių kelmų kasmet po kirtimo lieka, jos galima išrauti, reiškia, ir apdirbus naudoti. Nekalbamės visiškai, tarkim, apie dumblių biomasę. Pasaulis pradeda auginti, reiškia, turi specialius įrenginius, reiškia, tokie vamžiai, stori, reiškia, tiesiog ten vanduo, ten auga tiek dumbliai, paskui tie dumbliai spaudžiami, gaunamas aliejus, reiškia, tas aliejus gali būti naudojamas, reiškia, vėlgi kaip biomasė. Čia nėra paimta, tarkim, tie patys energetiniai augalai, tokie kaip rapsai, reiškia, iš kurių aliejus spaudžiamas ir turi energetinę vertę. Žodžiu, čia tas minimumas, kurio mums 2 kartus per akis. Kad mes visų pirma išauginam kažkokią tai biomasę, jinai augdama suvartoja CO2 esant atmosferą, fotosintezės būdu, žinot, iš mokyklos, reiškia. Tada mes jį sudeginam, tą CO2 paleidžiam, bet kiti augalai vėl jį suvartoja ir sukasi amžinasis ratas. Tai skiriasi totaliai nuo to džino, nuo tų dujų, kurias mes paleidžiam iškasdami kurą iš po žemę. Nes ten ta anglis susikaupia per milijardus metų, reiškia, mes dabar paimame, ištraukiam, sudeginam ir papildomai išleidžiam, reiškia, CO2 ir kitų teršalų į atmosferą srautą, reiškia, kurio jau, kaip žinia, reiškia, nesugeba nei pasaulinis vandenynas, nei miškai, netgi atogrąžų miškai nesugeba absorbuoti. Tai va, tai yra ekonominė nauda. Rodžiau kodėl, todėl, kad tai yra pigesnis kuras už importuojamą ir jis visada toksai liks, toks ir bus. Tai yra socialinė nauda, kadangi tai yra darbo vietos, reiškia, kaip jau ten rodžiau, reiškia, apie 1 teravatvalandę energijos iš biomasės, tai yra maždaug 1000 darbo vietų. Tai yra energetinis saugumas, nes tas kuras yra čia vietoj, čia pat, mums jo niekas negali uždaryti jokio krano, jokiam vamzdyje. Tai yra eksporto-importo balanso gerinimas, kadangi pinigai lieka Lietuvoje, neiškeliauja tik keli milijardai, neiškeliautų tokia atveju, reiškia, į užsienį. O tai yra labai svarbus momentas, nes Lietuva šiai dienai per paskutinius 3 metus pasiskolinis prieš 30 milijardų litrų ir dar 17 nori organizuotis šitai atominiai. Tai, suprant, jinai iš tikrųjų eina to keliu, kurio nuėjo tos pietų valstybės. Reiškia, ir tai yra labai pavojingas kelias. Jeigu mes nesugebėsime pakeisti situacijos, reiškia, ir tapti iš importuojančio šalim, eksportuojančio šalim, tai čia yra tik tai laiko klausimas, kada mes, reiškia, verslininkai grubiai sako, užsivošim. Tada turėsim tokias pačias problemas kaip tos šalis. Va. Tai yra ir Lietuvos regioninis vystymas, nes biomasė jinai miestuose neauga kaimuose, reiškia, ir tenais tada kurtųsi darbo vietos. Asmenį, pavyzdžiui, galiu pasakyti, kad praeitą savaitę, reiškia, pradėjau bandymus nuo jos gamyklos, kuris stovi Pakruojo rajone, Pamučio kaime. Ten dirbs 12 žmonių, nedidelė gamyklė, bet 10 000 tonų granulų, reiškia, per metus pagamyti. Apie 250-300 000 litrų į biudžetą vietinį Pakruoją, reiškia, sumokės.
O pakruojui tai yra milžiniški pinigai. Tai va, taip, kad aš manau, kad tai yra, iš tikrųjų yra labai gerai. Vat, ir paantrindamas kolegai, reiškia, tikrai kviečiu mąstyti savo galvą, kapstyti giliau, būti atsakingai žmonėm, kurti verslą, verslo tikrai Lietuvai trūksta, būti atsakingai žmonėm ir sakykime, ir visuomeniniam gyvenime. Ir jeigu kas nori, tikrai mes turim lapus, reiškia, ir kviečiame pasirašyti, užformuluoti, kad branduolinė atominė elektrinė Lietuvoje statoma tik tai tautos referendumo sprendimu. Tai jeigu jums tai patinka, aišku, jūs galite prie mūsų prieiti. Jeigu nepatinka, neišėjau. Tai dabar turbūt klausimų laučiau. Ačiū. Dėl dujų terminalų, minėjote, Sigmantė reikalingas dujų terminalas. Taip. Jeigu mes planuojam 2050-ais atsisakyti apskritai dujų. Mes tai to neplanuojam, Danai planuoja, reiškia, aš tai norėčiau, kad planuotų. Dabar žiūrėkit, reiškia, dujų terminalas tai yra visa istorija, lygiai taip pačiai kaip ir visa energetinė politika, reiškia. Aš jums galiu pasakyti, reiškia, aš iš tikrųjų buvau šitos valdžios, kuri dabar valdo fanas 2008 metais. Nes jų programa buvo pirmą kartą tokia nuostabiai tiksli, aiški programa. 900 virš punktų, iš jų 48 punktai atsinaujinančiai energetikai. Ir viskas, kaip sakant, online arba inline su europinė politika, su šito. Tikrai galvoju, dabar tai reiškia Lietuva sužydės ir suklestės. Po to sekė 2 metai atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo priėmimas, metai poįstatyminių aktų priėmimas, toks variantas, reiškia, man yra nesuvokiamas. Tada sekė atsisakymas 2010 m. sausio 1 įvesti akcizą dujoms. Lietuva turi tokią teisę pagal sutartį su Europos Sąjunga, reiškia. Mūsų broliai Latvija ir Estai įvedė akcizą dujom. Kas yra akcizas dujom? Tai yra mokestis, tai yra reguliacinis būdas padaryti šitą iškastinį kurą mažiau patrauklų. Kitaip tariant, jį pabranginti. Negana to, šitą akcizą surinktą galima nukreipti tam tikrą atskirą fondą ir iš jo vystyti, pavyzdžiui, atsinaujinančią energetiką. Su kelių fondų mes taip turim, reiškia, akcizas iš benzino ir dizelio pirkimo, pas mus eina kelių fondai, ten remontuojami keliai. Tas pats mechanizmas. Atsisakyta buvo. Neįvestas, reiškia, šitas dalykas. Tada, tarkim, reiškia, ties jūsų terminalų grįžtant, reiškia. Tada sekė pagalba Achemai, sudarant atskirą sutartį. Ir šiandieną Achema 1,5 milijardo kubinių metrų dujų vartotojas per metus, pats didžiausias Lietuvoje, yra prisirišusi kažkiek tai keliasdešimt metų, berods, nežinau, 40 metų, prisirišusi prie Gazpromo, tiesiogiai. O dabar seka siūlymas statyti, reiškia, terminalą dujų. Nors prieš tai, reiškia, didįjį dujų vartotojai įspyrėm į žaidimą, reiškia, žinatelis Lubį pasiuntėm Velniop, atsimenat, reiškia, istoriją, Lubis sakė, pastatysiu terminalą kartu su valdžia, sakė, man 20%, valdžia 80%, ta prasme, vyriausybė. Ir sakė, pastatysiu, man asmeniškai sakė, už 700-800 litrų pastatysiu, dabar aš matau milijardus 800 tūkstančių, 800 milijonų. Tai kaip man dabar vertinti tą valdžią? Tai aš taip ir vertinu, kad tai yra arba nemokšas, arba, kas dar blogiau, nemokšas ir dar interesų kažkokių tai vedami. Tai va, o terminalas be abejo reikalingas. Transitiono, perinamasis laikotarpis, jisai nėra greitas. Net jeigu mes čia idealiai elgtumėmės, vis tiek bus užtruks dekadą ar daugiau, reiškia, mums padaryti tuos visus sprendimus. Todėl dujų terminalas yra iš tikrųjų politiškai apspręstas ekonominis sprendimas. Jo turėjimas reiškia galimybę turėti pasirinkimą. O, jūs žinot, iš verslo reiškia, niekada verslininkas daiktų iš vieno šaltinio neperka, nebent jau bėdos prispirta. Arba įstikinęs yra, kad kaina gera. Su laiką kainą tikrinį, čiupinėjai, o čia tokios galimybės mes neturime. Todėl aš vertinu, šitą sprendimą vertinu absoliučiai teigiamai. Taip, terminalas turi būti. Tik kaina turėtų būti mažesnė kažkada. Aš mažau, čia tas Klaipėdai? Klaipėdai, taip. Taip, reikėjo. Buvo kalba, kad dar požeminis kažkoks. Taip, aš žinau, kad buvo išleista pinigų tolesniem tyrimams Syderiuose, reiškia čia prie Telšių. Kaip sakant, mačiau aš tos išvažinėtus laukus, vengrai darė tyrimus, komanda atvažiavo 100 žmonių, gavo labai daug pinigų, reiškia tyrinėjo, sprendimo kol kas neaišku.
Aš nežinau, ar mums reikalinga nuosava, gal vis tik tai yra Inčių kalnis, yra Latvija. Jeigu galėtume susirašyti su broliais Latvijos kietas sutartis, tai kam mums savo dar? Nes supraskite teisingai, dujų išpumpavimas po žeme yra automatiškai kokių 20% praradimas tų dujų, nes jos vis tiek kažkur ten išsilaksto, atgal paskui nepasiima. Tai manau, kad gal nereikėtų savo tos galima kitus sprendimus. Galima būtų netgi ir sutikti su to, kad Latvija stato tą terminalą ir visiems, čia ir Estija, ir Lietuva, bet vėl tai turėtų būti labai kietos sutartis, nes mes žinom, kad Latvijos valdžia įtakojama vienos kaiminės valstybės, ko gero nemažiau, ko gero galbūt daugiau negu mūsų. Tai čia pavojus yra. Taip. Norėjau paklausti tokį praktinį klausimą. Minėjot, kad Lietuvoje yra bendras kiekis biomasės virš 2 milijonų tonų naftos ekvivalentų. Kaip galima realiau įsivaizduoti, koks yra šitas kiekis, kaip čia pasakyti, išverčiant į energiją, kilovatvalandes? Kiek būtų galima miesto apšildyti ar... Supratau, 1 tona naftos ekvivalentų turi 10 megavatvalandžių, ne? Tai reiškia 2 milijonus dauginam iš 10, bus 20 milijonų megavatvalandžių, o dabar reiškia dar padauginkit iš tų 20 teravatvalandžių arba 20 milijardų kilovatvalandžių. Tai taip. Bet čia nesakyčiau, kad biokuro auginamo atžvilgiu čia apimtas minimas absoliutus. Taip, visiškai su jumis sutinku, aš nežinau, kokį skaičių įrašyti. Aš įrašiau, kadangi aš esu tas, kuris visą laiką vadovaujasi tik tai faktų ir argumentų. Aš niekada nekalbu, pritamtom kokiom savokom, ir mane labai siutina oponentai. Jeigu mane kartais girdit per radiją, ir aš ten pakeliu toną, tai žinokit, kad tas nusišneka. Tai aš nežinau, ką įrašyti šitoje vietoje, nes potencialas yra žiauriai didelis, kaip sakiau, 100 000 hektarų, todėl aš įrašiau minimalų skaičių, kuris buvo numatytas 2007 metų energetikos strategijai. Norėčiau paklausti, bendram balanse auginamų, tai yra energetinių kultūrų skiriant mažą skaičių. Priverstas. Kitas žmogus tai yra šiek tiek skatinama, ne? Skatinamas įveisimas, Žemės ūkio ministerija bent jau iki šiol turėjo specialią programą, kiek žinau, turi ir dabar, ir šiais metais bus vasarą vėl šaukimas, ten apie berods Liepos vidurį, bus šaukimas būtent tų įveisimų, šitų plantacijų. Klausimas, ar yra protinga skatinti auginimą, kai mes iš tikrųjų nesugebam surinkti to, kad guli, tai yra atliekos, šiaudai ir sakykime. Nes bendram balanse tai yra mažas dydis. Matai, kaip to pasakyti, turėjimas resurso, turėjimas biomasės, kaip po tokios, jisai tau atveria daug kelių. Ir netgi jeigu čia, tarkim, tas vartojimas yra skurdus Lietuvoje kol kas, dėl priežasčių, kurias mes čia išsiaiškinom, tai yra galimybės eksporto. Nes biomasė gali keliauti transportu, mašinom, laivais, ir taip toliau. Kitas dalykas yra, bet kokiu atveju aš esu įstikinęs, kad augimas biomasės energetikos yra neišvengiamas. Tai visiškai kvaila būtų, to nedaryti, kai tokį kainų skirtumą. Tai aš manau, kad nebūtų netikėtai, tarkim, tokios situacijos, kad pasistato, tarkim, kelios galingos, elektrinės, ir paskui sako, o kuro, pritrūkom, Teoriškai yra, kaip sakė, teoriškai arklys praktiškai nesikelia. Tai suprantate, tai aš manau, kad tas auginimas palengva įsisavinant tas nenaudojamas žemės iš tikrųjų yra naudingas ir geras, nes ta biomasė vis tiek jinai nesupūna. Tiek, kiek jos yra dabar, mes vis tiek ją kažkur sunaudojame. Arba Lietuvoje, arba išvežam į užsienį, o tai yra eksportas, tai reiškia valiuta in, viskas yra gerai. Kažko, kodėl neišnaudoja tos Kodėl neišnaudojama žemė? Tai čia savininko reikia klausti. Po žemės reformos, didelė dalis savininkų paveldėtų gyvena mieste, sklypeliai yra nedidukai, tarkim, paveldėta 10 hektarų, 5 hektarai, tai ten kažkokia žemės ūkio gamyba ypatingai ir nepavystysi, tai tada lieka arba išnuomoti ją kažkam, tarkim, kaimynui kokiam, tai ar ten fermeriui vietiniam,
Arba kitas būdas nieko nedaryti. Tai Europa skatina bent jau palaikyti gerą agrarinę būklę, vadinamą, tai reiškia šienauti, ten, kad medžių nebūtų savimenukų, ten moka po 100 kažkiek litrų, reiškia, už hektarą. Bet būtų žymiai geresnė išeitis, be abejo, paimti vieną kartą, apsodinti ir tada tau nieko daryti nereikia, nes tu tiek gluosnai auga, kas 3 metus, reiškia, tu juos nupjauni, parduodi, reiškia, nieko toliau nedarai, vėl išaugo, vėl 3 metai nupjauni ir sugasi taip. Bet čia iškyla problema užsodinimo. 1 hektaras, tarkim, gluosnės užsodinti kaina yra virš 5000 litrų. Tarkim, 10 hektarų tu reikia užsodinti, 50 000 litrų turi turėti. Reiškia, nes parama yra, bet jinai duodama tik po to, kai tu tai padarai. Jo, reiškia, tai aš esu apibėgęs daug bankų ir prašęs asociacijos vardu, kad paruoškit tokią programėlę, miestiečiam, kurie nori tas auginti, duokit tos paskolos, įsikeiskit tą žemę, reiškia, kažkaip tai pabandykit. Kol kas bankai šiltai reaguoja, sakė, čia toks smulkmena, mums neįdomu. Bankai, aš su bankais kalbėjęs, bankai veikia finansuoti 9 mėnesių. Tai yra tai, kad tu sumokėsi PVM, ką kas gaus, tai savo išmoką, kas nuvažiuoti Europos Sąjungą. Taip yra linkiai. Nu tai vat, tas linkimas, jeigu būtų patvirtintas konkrečių kažkokio tai sprendimų kažkurio banko, tai aš būčiau, labai norėčiau būti pirmas informuotas apie tai, nes tikrai paskleisiu, reiškia, gerą žinią. Minimalus kiekis be abejo yra, nes biomasė perdirbama į biokūrą, tai yra skiedrinama, kaip sakoma, skiedrinama arba smulkinama galingais įrengimais, reiškia, ir kraunama į didelius sunkvežimius, todėl neturi būti patogiai sukrauta prie kelio, tai galbūt nepatogiai kažkur sukrauta, ten negali technikai važiuoti, pavyzdžiui, keliai pagadinti ar dar kažkas, ne. Kitas variantas yra per mažas kiekis, nes į vieną fūrą, vieną tą sunkvežimį, reiškia, telpa apie 80-85 erdviniai kubiniai metrai skiedros. O kad pagaminti 85 kubus erdvinių skiedros, tai turi būti maždaug 300 kubinių metrų šakų krūva. Tai įsivaizduok, tai reiškia, koks 10 metrų ilgis, 5 metrai plotis ir 6 metrai aukštis. O tokia didelė krūva, jinai sutelpa vieną sunkvežimį, žinai. Ir dėl vieno sunkvežimio, iš tikrųjų, kadangi to biokuro tiek daug yra, ne, mes, kaip sakant, kai kurios įmonės, jos įsivaizdina, reiškia, nevažiuoja, reiškia, tos vienos krūvelės. Sako, paruošma, kad būtų 10 sunkvežimių, o tada bus rimtas pardavėjas. Tai va, dėl tokių priežasčių tą matyti galit, bet aš tai labai esu kritiškai nusteikęs ties to, nes reikėtų, iš tikrųjų tas savininkas, kuris paruošia tą šakas, jisai iš anksto turėtų būti sutaręs, aptaręs, sutaręs, viską, reiškia, nes taip, paskui padaro negerai ir lieka jūs pūtė, reiškia. Aišku, nieko blogo, kad jūs suprūtų, tai žemė pasitešia, žinai. Negait kūna, iš tikrųjų. Taip, kas dar kokį klausimą? Tai tada ačiū uždėmesi. Ačiū prie jaunimo švietimo ir šios energijos skatinimo. Ir tikiuosi, kad bendrom jėgom kažką padarysim. Dėkui.